Nu, sveiki gyvi, tai kur šiandien varom? Varom į dviračių žygį. Ogi į kokį dviračių žygį? Į Dzūkijos miškus. Lekam. Nu, tai dabar atliekam į Trakiškius. Užrašiukas. Tai čia yra pavėsinė. Upelis. Trakiškė. Tai gerai, nusikeliam mopedą ir lekiam į mūsų žygiuką. Tai čia bus startas ir finišas. Lekiam. Pradedam žygiuką. Lekiam iškart čia. O, kaip naša. Duobėtas kelias. Aš tik pažiūrėjau, kad važiuoja keliai. Duobės. Ui. Purtas tik įvairias. Pažiūrėkit. O. Smėlis. Aš tai labiau miško laukiu. Nu ką, važiavom į Mardasavos kaimą. Važiavom, prisilėksim biškį po kaimelio. Tada lekiam toliau link savo tikslo. Varom į stovyklavietę. Ne. Užkasim. Varom pasistatysim mopedą. Varom šiandien prie upelio, einam pasižiūrėsim, aš už upelį. Žodžiu, pasidomėjau. Tai pasirodo. Čia yra Grūdos ir Merkio santaika. Tai kažkur Grūda, kažkur Merkis. Reikia Google Maps'ą pasižiūrėti. Nu, fainai. Gerai, einu aš pasidėti. Mes iškandam. Lekam toliau. Tai toliau važiuosim. Dar kažkiek važiuosim. Nu, daug. Tai iki nuo 3-5 šitas žygis. Iki kempingių, tai nedidelis. Na ką, miškan atvarėm jau, pagaliau į mišką. Nu, kol va tokius kelius lekam, nu žodžiu. Šveis. Akmenų begalė, opa, kratus. Oi, kaip čia. Sunku važiuoti. Nu jo. Manau, tai čia visas miškas. Nu jo, tokius takučiais. Neblogai. Kadangi šis smėliuotas kalnas, tai reikia jį įsivežti. Jis labai neša dvirką, mopedą. O lala. Oh my god. Puolam į tikrą off-roadą. Ojojoj. Nu jo. Vat aš apie tokį off-roadą kalbėjau. O taip. Jo, papa. Jūs tik pažiūrėkit. Va ką reiškia off-roadą. Darbinti reikia. Nu jo. Bandau nusileisti čia toks kalnas. Tai nenoriu. Ar taupyt energiją? O, kaip taupyt aš. Sunkinas. Bet noriu nuvažiuoti. Matot, kaip čia smagu. Užuot dabar prie kompų sėdėti. Nu ką, gan smagiai baigėsi mūsų off-roadas. Važiavimas. Nu reikėtų vežtis. O, pagaliau vėl važiuoju. Ar biškutį pažiūrėsim, vėl nulipsim.
Taip kiekvieną kartą. Na ką. Pagaliau turiu biškį nutiek smėlio. Na gerai. Ne tiek, bet vis tiek yra. Jau geriau galima pagazuoti. Biškį gal paspauskime. Ir vėl smėlis. Kas yra sunkiausia, kad man reikia mint. Man reikia važiuoti, o mint. Jo, papa, jau čia nepravažiuosi. O, Jėzus Marija. Teks paėti biškutį. Paėti. Aišku, faina, bet vis tiek sunku. Iš visas jūsų kiauris prakitęs. Karoči. Karštis nesitraukia. Karštis nenori trauktis. Nu kas dar 6 kilai ir jau būsim nuvarę pusę žygio. Tai bliamba, tai dar labai daug. Na taip ir lengva, kaip žiūrovai įsivaizduojate. Taip. Na gerai, bandom pasitempt. Paskui šoksim ir važiuosim. Nu ir ką, mes čia turim. Taip. Rastuką turim. Gerai. Reikia perskelt mopedą. Vienas. Ir kitas. Viskas. Kliūtis įveikta. Lekam toliau. Kągi mes čia turim? Na, gal neturim. Jau klimsta, matau. Tuo ir mes pralėksim. Ką spaudžiam? Ui, tu šūkų. Stačiai skriena. Galima tik su priekim stabdyti. Tuoj bus bum. Ova. Biškutį dar biškutį. Nu ką, kalnas įveiktas. Kalnas įveiktas. Liuks. Nu ką, nors padarom parkingą. Pagaliau pulsėsim metu jau. Žinokit. Turėsiu ko. Taip. Irgi priekiu įlekam. Einam prie upelio, kur nors prisėst. Čia turim Skroblos upelį. Skroblas. Įdomus pavadinimas. Toks upelis. Šimta kapiltų daužiau. Melsvas. Skylutė. Gal kokią galim pasiimti. Pasiėmam, pabandysim saugoti. Paliekam Rūdnios upę ir varom į offroadą. Tai va offroadas. Va tokiais keliais taip važinėt. Buliam. O, baba. Iškart stabdžiai suveikia. Tukon. Paputuką. Važiuojam. Nelengva. Nu ką. Turim mini stojimą 3 minučių. Einam biškį atvarom čia prie kažkokio upelio. Reikia nusileist kartais. Reikia nusileist pažiūrėt. Toks upelis. Einam
kažkokią lentelę ten toliau matau pas jūs skaityt. Nu jo. Perėmė į kitą pusę. Fainai. Ką? Gerai, varom toliau. Nu ką. Ai. Valandą sekėsi neblogai. Ir po valandos teko nulipti. Ai. Nu nieko. Dabar čia tam prieki toks čiučiu sunkesnis kelias. Bet no problem. Gerai. Bandom vežtis. Susitiksim viršui. Oh my goodness. Pagaliau atsėdam, pagaliau važiuojam. Bet sunku tai nerealiai. Tiesiog, bleva nemanau, kad čia tikėjausi paprastesnio žygio, bet iškrito toks variantas. Paskui, kai grįšim į Trakiškį, apžiūrėsim mopedo defektus, ką sugadinom, ką reiks keist, ant kiek reiks plauti, kaip ten viskas yra, viską paaiškinsim, viską išsiaiškinsim. Tai dabar reikia važiuoti vėl reikia nulipti ir vėl važiuoti sunkų kalną ir tada bus viršarodukės. Nu jo. Tai ką, turim trečią kaimelį. Tai jau netoli iki sustojimo. Nu ko, nustojom pavalgyt. Nu žodžiu. Kračiai. Tai tas dalykas turėjo būti bunkeris, mes jo neradom. Tai nežinau, dar Google Maps rodo, kad yra iš kito vietoj. Tai gal ten ne tas, nes ženklų yra. Tai gal ten tas, tiesiog kur neatžymėtas ženklas bunkeris. Varom pažiūrėškosim ten. Jeigu rasim, tai rasim. Ne, tai būsim liūdni. Taip, tai būsim laimingi. Štai visai norėčiau įlįsti vidun. Žodžiu, turiu jūs nuliūdinti. Bunkerio nėra. Nu, mes pasižiūrėjom, vienas mapsas rodo, kad yra. Nuėjom pasižiūrėti, ten nėra. Ten tačiau nėra. Reiškia, važiuojam toliau. Nu, jeigu dar kažkaip netyčia išeis, bet jau bijoju, tai būtinai pranešiu. O dabar lekiam toliau. O aš apie tai kalbu. Va čia tai reiškia. Va čia, tai smagumėlis. Va tai va, per smėliuką. Ui, kaip neša. Jūs pažiūrėkit, kokie vaizdai. Tie nameliai. Va čia jau gražu, koks kaimelis fainas. Bet jau tuoj reikės atsveikinti su to kaimeliu. Iki kaimelį. Kadangi nepavyko nuvaryti tą mūsų kaip bunkerį neradom, tai turim kitą vietą, kitą tikriausiai panašų dalyką į bunkerį. Tai tuoj, kažkiek 400 metrų liko ir davarysim. Nu šį kartą pasisekė. Šitą radom. Tai va, dar čia biškutį reikia pavažiuoti tokiu keliu. Ir tuoj eisim vidun.
10 iš 10. Labai faina. Čia tikriausiai būtų buvęs, tipo toks pats, tas bunkeris gal didesnis, velniai žinot. Bet šiaip tikrai fainas, tikrai duočiau 10, tikrai patiko, nice. Joj, čia tas lentas. Geriau daryčiau. Kilasai, iki dar vieną pultą. 2 kilasai, normaliai. Tai kas nuvarysim. Ir paskui nedaug liks. Gaus apie 40, tai mes nuvarom kokius 3-1 su viršum. Tai vat. Tai gerai. Lekiam toliau. Nu ko? Beveik atvažiavom prie antrojo tiltuko. Tai, nu va, čia tokiais keliais važinėjom. Tai ten va tas bokštukas, tai jau labai netoli mūsų mašinos. O čia biškį sulūžė. Šitas jau biškutį geresnis. Biškutį. Žinoma, vis tiek iš lentų. Ai. Sugrįžom į mūsų patį pirmą stojimą. Kaip čia gera. Tai dabar nusileidžiam pilną. Davažiuojam iki mūsų stovyklavietės, prisėdam, pačilinam, užvalgom, lekiam link mašinas. Nu ką, valgiau. Dabar šokam ant dviratuko ir važiuojam toliau. Tai dabar mūsų tikslas yra nuvažiuoti iki mašinas. Tai čia kokie 8 kilai. Dar pagal viską to pasuksim į mišką. Ir tada važiuosim mišku ir baigsim žygį. Tai vat, gal ten biškį trumpiau, ne 8 bus. Bet dabar lekiam toliau. Nu ką, liko 6 kilometrai. Tik 6 ir būsim prie automobilio. Visai neblogai. Tai dabar tikriausiai pagazuojam. Susitinkam prie mašinos. Nu jo, liko kokie 3,5 kilo. Tai vat, 3,5 kiliukai, visai neblogai. Visai šiaip nice. Tai kas, 3,5. Dalėksim, pačilinsim. Ir tada lėksim toliau. Aš žvelgsim kokios, kaip čia su mano mopedu, kaip su mūsų dartuku yra, ant kiek jis yra pavargęs. Tai vat, gal kada nors jis ką nors keist, arba čia nusipirkt naują. Gal nereiks padant dartuką, nežinau. Gerai, lėk toliau.
Na, draugai, spėkit, kiek liko. Taip, liko 800 metrų. 800 metrų. Ir būsim pasiekę savo kelionės tikslą. Tai ką dabar dar biškutį pralekiam. Ir tada pasieksim savo kelionės tikslą. Na ką, jau tikrai kažkur aš jaučiu mašiną. O taip, jau jaučiu. Trakiškis! Trakiškis! Stovyklavietė! Puiku! O taip! Žiūrėkim. Purvai. Rankinas. Mano rankas baisas. O ypač čia. Tai va. Čia purvina, čia. Tada. Taip, žiūrim. Čia kažkur mačiau. Defektukų. Tai kur? Čia vat. Sudaužyta. Tai va, čia irgi purvina. Purvai. Grandinė. Puiku. Varom kur nors dar pasėdėsim. Palisėsim. Ir tada važiuosim į parduotuvę. Visai biškis sušvėlės. Žodžiu, varau nusivalyti rankas. O, nu šitą titnagą. Kišenėje saugo. Gerai, išsaugosim, eisim į upelį išplauti. O, kokį titnagą turim. Saugot ar neįsaugot? Kas čia veiks? Tai va. Aišku, išsaugau jį, tampiausi šitą titnagą. Nu ką, tikriausiai pas laikas atsisveikinti su trakiškiais. Smagų žygius man padarėt. Ačiū. Ir viso gero. Pažiūrėkit, kiek pas mane iš viso nesu. 80. Oi. 10 iš 10. Na ką, mes jau grįžom namo. Tai visai neblogas buvo tas dviračių žygis. Įvertinčiau 9 iš 10. Na ką, o dabar peržiūrėti vidas iki galo, paspausk like. Jei kas nors sudomino, parašyk komentarą. Būtinai uždėk subscribe ir mes tiksim tikriausiai kad 2 savaitės. Davai!